su Bernardu išrinko, kad reikia pamatyti muziejų. Nu tai čia aš nežinau, ką čia filmuot. Čia mano, mano, ir šitą mano, ir šitą nori, ir šitą nori. Bugačiai, jie 8. Einam nuo šitos. Ir tos nori, va. Nu, čia turbūt nėra ką nefilmuot. Vienu žodžiu čia. Čia wow. Ir šitas Ir čia kalėdų proga. antram aukšte kalėdos visokių. Pasižiūrėk, kas čia vyksta. Ir čia, kaip mums sakė, kad galima, Ferraris išplautas, ir čia galima atvaryti savo mašiną, pastatyti ir jie pardavinė. Tai gal kažkokia iš čia įsirinksim, einam antram aukštą pažiūrėsim. Nu čia sakau, kurios čia mašinas nefilmuoti, nu kurios. Čia va. Va, ką galit pasakyti? Ką apie tokį galim pasakyti? Kaip lėkia hebra? Tachometras ir viskas. Čia tikram, kažkoks. Jie čia dviesi varė. A, jie čia kažkokios varžybos tokios? Maladėts. Taip, žiedo. Turbūt. Čia varžybos. Na, ką jūs galit pasakyti? Nu čia viskas. Wow. Žinai, jas nuvalyti jas visi. Atlyfti. Ferrari. Ferraris iš kairės pusės. Bet ir tas Ferrari pridėjai. Irgi gražu. Porsche. Aston Martinas, kaip katafalkas. O, motociklų fanai, prašau pasižiūrėti. O, kokie grandiniai. Eik, tiesa. Vaikam tuoj galėsim tokius rodyt dabar, kai visi ant elektros pasinešėt. Tai šitos užmiršt galima. Karburatoriai, viski kaip stumoklis veikia, ar ne? Taktų skaičiuot. Tuoj tokių ieškosim, po muziejus dar labiau. Ką skaičiuot? Nu, taktai, kaip būda 2 taktis, 4 taktis. Kas čia visokie? Ką jie čia? Pažiūrėk, koks diržas. Kaip tą diržą, va, tas diržas didelio grandinė varyda per tą ratą. Eik tu savo. Kurie čia gali būti metai? Kiek čia metų? Kokio statau prieš pirmą, gal prieš pirmą negalėjo būti prieš pirmą pasaulinį karą. Bet, wow. Kiek metalų. O, va, ko galima nefilmuoti šitos Renault. Žinojat visi turbūt fanai. Jinai plastikinė ir jos gerai degdavo. Jinai plastikinė mašina. Renault darė jo, kad būtų lengva ir čia audinio. Ir kadangi prancūzai nelabai pasižymi gerai elektros instaliaciją, tai šitie Renukai degė gerai. Atsimenat? Pakomentuokit gal kas turėjo. Į Toskaniją pro kalnus, pro Toskaniją ir čia galima šitą kokią skarelę ir čia, žinai, tu vairuoji, o aš sėdžiu tokia. Ir dar vyrai. Čia yra Fiatas. Žinot, kaip žino tą dainą, nieko gero jos nemato, nes Fiatas papus krato. Ne, kad kokį Ferrari įsirinktų, bent jau nežinau. Tai va. Tai žiūrėkit. Tai pavyzdžiui, apie tokį Mersą nieko nežinojau, jūs ką nors apie tokį Mersą žinot? Na, žinai, čia kažkas kažką užkūrė jau. Gal kas nors ką nors perka? Nu, žodžiu, čia... Wow, bendai. Wow. Simuliatoriai. Taip, jau nufilmavau tą. Milano Motors? Čia irgi išfilmuota kažkokia. BMW, Buvo laikai, kai buvo tikrai verti. Bugačiai. Va. Ševrikas kažkas. Wow. Ir jie visi lenktyniavo. Chevrolet. Berlineta.
Wow. Žodžiu, kas būsit Düsseldorfe, tai sakykit, parodysim po tokius mašinas. Čia atgal į ateitį. Atgal į ateitį? Ne, nesu Lambo darė, bet labai panaši čia. 83, 4,8, va 12. Koks? Kiek? Ar žinot, kuo šitas Mersas ypatingas? BMW E30 panel. Na? A ne dėl tokio Merso padarė BMW Semkė ir padarė aerodinamiką ir kalėsi jie žiedė. Žiūrėk. Ferrari kokie. Na va. 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 Net nežinau. Net nežinau, kurios čia nefilmuot. Nu va, šitą va. Be motoro, bet pažiūrėkite. Stovi gražuolis. Varom. Taip. Ai, na praeisim dar čia. Tas va, matai Milano moteris. O pažiūrėk, čia su prašymai. Lenktynininkai, pardavimai. O, tai čia kas tokio. Čia Lamborghini. Lamborghinis? Taip. Pažiūrėkit, Čia šeimos koks Lamborghini buvo. Čia 3 ratai. Wow. Ten 4 ratai. Bet turbūt man rodos... O šitą nori. Va, Mama, faina. man rodos, čia Kabriolet. pasakiau, kur merginos sukūrė Volvo. Ne? Taigi čia jie per čia. Na, ne per čia jiem, sako, reikia kažką pamatyti. O, matėt? Sakė, ateik čia. Šitą nori. Oh, yeah. McLaren. Oh, yeah. Va, čia aš suprantu. Žiūrėk, prie mano kėdų tinka. Jo. Tavo kėdai McLarenai. Tiksliau, prie BMW tinka šitas McLarenas, ane? Čia tai iš viso. Šitas man. O ką tam iš tų? Borgduriais, matai? Borgduriais. Pagamintas, ne tiek, kabrioletas. Žmonės atvažiuoja. Bet žiūrėk, ir BMW'as tokią šikną padarė kaip Lamborghini, tokia kažkokia nesąmonė. Sąmonė. Bet žiūrėk, kokios faros didelės. Jo, bet aš tokių net nematau. Va Ratai. čia irgi visai aš mielai į darbą važiuočiau. Mama, čia iš Ir į darbą ir į Tik jau čia sodą. reikėtų dar darbą. Kur Toronto? Tiksi man. Toronto. Palauk, mes čia buvo. Čia jau buvo. Rado mašiną greitai ir prisiūtė. Gal mano butus, jinai matys. Žiūrėkit, ratai išnešimas. O, Telikas. telikas, ratai kokie. O čia aš noriu nuotraukos. Daryk man nuotrauką. Aš įsivaizduoju, kaip šitą mašiną nesivaldo greitai ant kelio. Čia tik filmuose jinai greitai. Ateik, mama. Toronto brolis ten pasirodo buvo. Jis nebrangus, šiam 8,000 tik tai. Gali man nupirkti. Jo, tenai tą Lambo, kur žiūrėjom, beveik 7 milijonai. Tai galite įsivaizduoti, kiek kainuoja šitas garažas. Va, 100 PM gabalų, Ford. Čia Cobra, Cobra Jet. A čia pasik iš vokiško filmo, ten kur buvo. Klientas, žiūrėkit, sportinė. Jau įsivaizduoju, kaip dirba motorą. Iš filmo. Galvė. Kur vienas... Mercedesai. O klausyk, mūsų namas stovi. Namą rado. Ant ratų. Gaidį čia. Va čia va, geriau būtų. Įdomesnis namas. Nu, nereik. A, ne, čia kažkieno namas. Ne. Kažkieno namas. Matai, siurblys, tas rankas. Žiūrėk, 109 tik Ferraris. Ko toks pigus šitas? Bet... Gal kas nori, 109 gabalai ir jūsų. Bet čia tik... Statau, kad dar pasidėrėt būtų galima. Čia dar nepadarėjom. Benai. Tu ką prisiritai? Net čia, o, žiūrėk. Man čia pasakė, Sėmų. Ui, ne. Čia čia aidas. 7 BMW. Va, 13 Last Edition. Man. Tu čia, kaip čia?
Nu. Vat, nežinau, nesuprantu tokių turlingų. O va čia va, limuzinas koks. Na čia tik tai ar ne rusiškas reikalas. Koks Ferrari. Čia Velykom tinka. Velykom, jo, į bažnyčią. O tas? O šitas po bažnyčios sekančią dieną. Va, žiūrėk, vairas nukryto šitą. Čia sportinis, žiedinis Ferraris, bitė. Čia yra va, tie lankai sudėti ir galima lėkti Palangos 1000 km ralį, bet čia žiūrint į saugiklinę, tai nelabai gražiai. Susikami lankai, jo, su tokiu galima lėkti. Vieną veržlę ratą sukas. O, Tavo mašina? reklamos mašina, GTI. Nu, kur močiutė važiavo, ne? Su raudona. Čia su raudona, tai čia dėdukas važiavo. Čia mano mašina. Kiam gabalų? Normaliai. O, su šuniukai žmonės vaikštavo, ko ne? Ir šuniukui žiūri mašiną. Nu čia, akytėm paganytai, wow. Wow, wow, wow. Žiūrėk, kaip iš filmo. Aš norėčiau su tokiu čia kemperis. Kemperis. Ne, čia galima padaryti tiek. O, net marstaliuk. Važiuok, net. Kiek tai čia yra vanduo? Ten 5 gabalai. Čia kemperis. Čia kemperis. Kemperis rimtai. Va. Va, galima gyventi. Va, ten lova pasidaro. Kas norėtume keliauti aplink pasaulį su tokia mašina? Reiktų biškį kantrybę. Nu ką, nu turbūt čia aš jau nebežinojau. Čia viskas kartojas. Ir čia kartojas. Ir Mercy, Ferrari. Ducati, o, Jurijaus Ducati. Nu va. Krauna akumuliatorius. Panašu, kad šitas bus parduotas. Jo. Šitą pardavė. Tu žiūrės kažkada įsivaryti. Ne, šitas kažkoks negražus. Šitas Bentlis negražus yra. Nu gerai. Žiūrėkit, kaip mes smagiai čia sėdim. Jau desertų lėkštės nunešė. Ir kavą geriam. Ir va, čilinam. Akivaizdu, kad čia publika renkasi ypatinga. Nu, nekyla klausimų, kad kokį. Tai ir čia pagūglinom, iš tikrųjų galima va iš va to daikto atspėti, kam čia buvo sukurtas šitas pastatas. Ir jis buvo sukurtas 1929 metais. Būčiau sakė 6. 9 metais ir jeigu Sukurtas pastatytas. pastatytas. Ir jis čia po to yra, kuriais metais renovavo jį. 2005 metais. Trupiau sakant, 70 metais, kai jau nereikėjo garvežių, ar tu jau pasakai? Tai va ką aš dar nepasakiau, tai jau pasakyk, kam pastatė. Trupiau sakant, 29 metais čia buvo servisas garvežių. Čia jie atvažiuodavo taisyti garvežius. Matosi vieni vartai, kiti vartai, tam, kad garvežys per čia įvažiuotų, ten įvažiuotų, o ten dar buvo tas ir matosi arka tokia, kad įvažiuotų čia garvežiai ir juos čia remontuotų. Tai čia buvo garvežių garažas. Štaip įsivaizduoju. Ir po to jau, kai dingo garvežiai, 70-ais visi tie garais važiuojantys, tada pastatas liko apleistas ir va taip atrodė pastatas. Čia matosi bėgiai. Jo, bėgiai, atvažiuodavo garvežiai. Ir viskas apleido pastatą ir tada kažkas iš vokiečių sugalvojo, kad šitą pastatą reikia renovuoti. Uždėjo stogą, padarė... 25 metais uždėjo stogą, čia pastatė kavinę ir padarė tokį garažą. Nu, wow. Įspūdingai renkasi ypatinga publika, nu ir kai stovi automobiliai, mes nežinom net kitų, tai ir kainų nėra, bet kiek matėm vienas, beveik 7 milijonus kainuojantis, tai supranti, kad čia ir mašinų mylėtojai, ir manau stiprus verslininkai čia renks. Tai va, tai dėkoju šiems žmonėms, šiems dviems people, kad mane čia privertė, įkalbėjo atvažiuoti ir pasižiūrėti, išvežė į žmonės. Tai va, jėga. Wow.